Įdomybės iš Biblijos enciklopedijos pakartoto įstatymo knyga. Šioje knygoje surašyti Mozės žodžiai Dievo tautai po ilgų klajonių metų, prieš pat įžengiant į pažadėtąją žemę. Graikiškai ir lotyniškai ši knyga vadinama Deuteronomium, tai yra antrinis įstatymas. Taip pat joje yra papildomų nurodymų, kaip turi gyventi Dievo tauta. Turinys. Mozė prisimena įvykius po to, kai jie paliko Sinajaus kalną. Mozė primena Dievo tautai įstatymus ir kviečia jiems paklusti. Nurodymai apie naująją žemę, paklusnumo Dievui svarba. Atnaujinama sandora tarp Dievo ir jo tautos. Mozė perduoda vadovavimą, paskutinieji nurodymai, Mozės mirtis. Veiksmo vieta – lyguma rytinėme Jordano krante. Laikas prieš pat įžengiant į pažadėtąją žemę, apie 1230 prieš Kristų. Pagrindiniai veikėjai yra Mozė ir Jozuė. Svarbiausi įvykiai – 12 pasiuntinių ataskaita, Dievo bausmė, metai dykumoje, 10 įsakymų, Jozuės paskirimas, Mozės mirtis. Įžymiosios knygos vietos. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela ir visomis savo jėgėmis. Šiuos žodžius pakartojo Jėzus, kalbėdamas apie įstatymo esmę. Žmogus yra gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos. Kai šėtonas gundė Jėzų dykumoje, šis jam atsakė šiais žodžiais ir dar 2 posakiais. Negundysi Viešpaties, savo Dievo, ir bijosi Viešpaties, savo Dievo, jam vienam tarnausi. Prasmė ir idėjos. Nors knygos pavadinimas sako, jog tai pakartotas Dievo įstatymų užrašymas, pagrindinė jos tema – paklusnumas. Atminkite viską, ką Dievas yra jums padaręs, sako Mozė, ir elkitės, kaip jis jums liepia, nuspręsdami paklusti Dievui. Jūs pasirenkate gyvenimą, Dievas atlygina paklusnumą, kylantį iš meilės jam, o ne iš baimės. Neklusnumas daro mus nelaimingus, priartina bausmę ir mirtį.